Sveiki, aš gyvas, sveikas. Nakvojau šiandien tokiam name, kuris labai primena kaimo karčiamą. Vintis. Šiaip nakvojau kaip kūdikis. Dabar liko išdžiovint daiktus nuo vakar. Susirinkti viską, padėkot poniai Boženai ir judėt link Varšuvos. Vakar buvo crazy. Išvažiuoju iš vietos, kurioje vakar praleidau šiltą naktį. Dabar varau, tik išvažiavau ir prasidėjo pats tinkamiausias atitikmuo šitam reiškiniui, shower, rain shower, nes nelyja, bet tokia... Nelyja, bet visiškai, net nežinau kaip tai paaiškinti. Palyginus, kas buvo vakar, tai čia šiandien tiesiog. O svarbiausia, kad lauke plius 14 laipsnių. What the hell? What the hell? Ką aš veikiu? Nuostabiai leidžiu laiką. Žinot, gal nuskambės keistokai, bet mindamas per tokius, gal nelabai tankius, bet kitaip tariant, mindamas per šitos miškus, įsivaizduoju, kad aš esu kokiam 17 amžiui, apytiksliai, ir joju arkliu į Italiją. Nežinau, kodėl Italiją, bet pagalvojau apie Italiją. Ir joju kažkodėl ten studijuot. Noriu studijuoti architektūrą ir atrodo, kad Italija yra tinkamiausia vieta tam mokytis. Nors visur gerai. Deja, nespėjau užfiksuoti kažkaip jis nuo kalno greitai mynė, bet pirmas dviratininkas, kuris jau prieš kokius 5 metrų link manęs važiuodamas taip nuoširdžiai nusišypsojo ir pamojavo ir iš karto atsirado trigubai daugiau jėgų, nežinau kiek daug žmonėms tai reikia tiesiog nuoširdumo ir palaikymo, tokio paprasto, žmogiško. Pačiam šypsena iki ausų. Čia ne pirmas dviratininkas, kurį jau sutikau pakeliui, bet pirmas, kuris taip džiaugsmingai sutiko, kuris vienas iš tų, kuris neturi žodžių. Vienas kitą sutiko labai džiaugsmingai. Tai va, o aš kaip visada su viena ausim. Iki Varšuvos šiek tiek daugiau nei 30 km. Radau, kur šiandien nakvosiu. Ačiū Katijai už pagalbą. Ir neįsivaizduojat, koks neapsakomas jausmas yra matyti po 3 dienų nesaulės.
Pagaliau Varšuvai. Laukia keletas stotelių iki tikslo. Tada būtinai varau kebabo. O tada varau pas naują draugą. Galimai atsigert nealkoholinio gėrimo, o tada eit miegot. Wow, rankos dreba, jaučiuosi lyg girtas. Здесь вот эту штучку потом повесишь где-нибудь у себя, да. Не знаю где, но где-нибудь повесишь. Вот этот человек мне очень-очень сильно помог и меня безумно спас. Я надеюсь, это будет новая дружба на долгие годы. Видно вон там тебя или не видно? Ей, Вадим. Ačiū tau labai. Спасибо. Ką, viskas supakuota. Praleistos 2 naktis čia, labai buvo fainai. Negaliu patikėti, kad keliauju toliau, bijau. Pysdės. Litovskas slova. Pysdės. Ką, linkime sėkmės, 2 savaitė, let's go. Judu link Varšuvos traukinių stoties. Judėsiu link Katovicų. O svarbiausia, ką noriu parodyti, tai vieta, kurioje dirbau prieš 11 metų. Dirbau joje biržos makleriu. Šitas pastatas. Ir svarbiausias dalykas, kad prieš 11 metų aplinkui čia nebuvo tiek daug dangoraižių. Dabar šitas pastatas, man rodos, žemiausias iš visų, o kadaise buvo aukščiausias. Tai va, epic dalykas, negaliu patikėti. Čia žinoma kadras tiems, kas netiki, kad aš Varšuvai. Tai tiksliau, kad aš Lenkijai. Dzień dobry. Ja, štai va. Bandžiau nusipirkti bilietą į Katovicas, kitaip tariant, sutrumpinti savo šiandienos kelionę ir jau rytoj būt Čekijoj. Bet pasirodo nėra traukinio ir autobuso bilietų, viskas išpirkta šiandien, sekmadienis. Čia žmonių milijonas. Nežinau, ką daryti, bet supratau, kad vis dėlto, kaip ir praeitą kartą su nuotykiais, reikia mint į priekį. Tai šiandien nedaug, bet bent jau kokius 7 kilų link Čekijos planuoju važiuoti. Tai va. Įdomus laukia manęs nuotykiai, wow. Pats negalvojau, kad tai bus, bet aš to norėjau, vadinasi, tą ir gaunu. Okay. Keep popping, never stopping. Labai tikiuosi, kad su laiku gausiu finansavimą. Tikiuosi, kad gausiu rėmimą iš šitos įmonės. Kaip vienas iš mano mėgstamų kūrėjų. Būtų visai smagu turėti jų palaikymą ir tapti oficialiu veidu. Va, dabar instaliuoju eSIM kortelę, kad turėčiau galimybę turėti Lenkijoje daugiau interneto, ne su lietuviška kortele. Ir laukia nuotykiai, nes varau be jokių traukinių, nieko varau link Čekijos. Esu dabar prie Varšava centralinio, kur yra labai daug žmonių. Man netgi šiek tiek kyla excited nuo šito dalyko, bet taip man. Bet yra kaip yra. Netikiu ženklais, bet paskambino mama. Pakalbėjom su ją porą minučių. Jinai dar paprovokavo mane su tokiu klausimu. Gal jau pavargai, gal nori namo? Ir aišku, kad aš varau toliau. Bet tuo metu, kai kalbėjau, švietė saulė. Ir tik baigiam kalbėti. Pystelė toks škvalinis lietus, kad ačiū Dievui, kad 100 metrų atstumu buvo stotelė, kur galėjau pasislėpti. Aišku, vis tiek kelnes ir daiktai šiek tiek sušlapo, bet ne tragiškai. Bet pats žaskiausias dalykas yra tai, kad viską buvau išplovęs, viskas švariai.
Ir pakako tiesiog 3 sekundžių, kad tu ir vėl būtum šlapias kaip. Ausinės sušlapo ir, kaip suprantu, kol kas neveikia. Laukiam, kol išdžius. Instagramo stories neįsikėlė. Į lietų patekau, nors jau ir vėl saulė. Grandinė šiek tiek traška, bet ne stipriai. Kitaip tariant, viskas prieš mane, bet vis pirma, tai kaip visada, jeigu žiūrit šitą iškarpą, tai aš pasiekiau tai, ką norėjau ir sumontavau video, kas svarbiausia. O antra, man pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą. Ir netgi jeigu jūs matot šitą video ir aš nepasiekiau to konkretaus tikslo, vis tiek aš nebuvau sustojęs ir variau į priekį. Per šią savaitę pasukti atgal ir grįžti į Vilnių turėjau kokias, kaip minimum, 7 progas. Viską mest, pasakyti, kad nepavyks ir varyti toliau. Bet, come on, gyvenimas toks dalykas. Reikia judėti. Judėjimas gyvenimas. Kas mane labai džiugina minant po Lenkiją, tai kad labai daug kur čia yra dviračių takai ir pati infrastruktūra palyginus su lietuviška tikrai kol kas Lenkija. Tiksliau, Lenkija, Lietuva. Tai va. Nežinau, kur šiandien nakvosiu. Pirmoji naktis, kai pagaliau miegosiu kažkur pakeliai, miškuose. Šiek tiek baisokoka. Bet viskas bus gerai. Žinot, minu dabar ir net kažkaip nuoširdžiai net nežinau ką tiksliau, daug ką noriu papasakoti. Nežinau, nuo ko pradėti. Tikslas buvo iki 7 vakarą numint iki tam tikros vietos miške ir jau ten pasistatyti ramiai savo palapinę ir pamiegot. Atsibudus numint 10-15 kilų iki traukinių stoties ir ten tada dar 2 valandas jau traukinį pamiegojus nukeliauti arčiau Čekijos sienos. Bet kaip miniu ir minėjau ir labai tikiuosi, kad neminėsiu daugiau, bet non-stop lyja. Ir man nuoširdžiai užkniso važiuoti, kai lyja, bet nebuvo kito pasirinkimo. Ir labai džiaugiuosi, kad kažkokiam mažam kaimelį buvo didžiulė vaikų žaidimo aikštelė, kurioje galėjau bent pasislėpti ką tik valandai. Automatiškai mano kelionė dabar jau yra 9 vakaro. Jau po truputį pradeda tempt. Man dar iki tos vietos 10 kilų, kas yra nedaug nei mažai pusvalandukas. Ir labai tikiuosi, kad numinus ten iš karto rasiu ką nors savo.
kokią nors savo tinkamą vietą. Tik nežinau, ar pasiklot, ar tiesiog pasidėt miegmaišį, ar pasistatyt palatkę, nesuprantu kol kas. Žinot, baisu. Ne super tragiškai, bet taip lengvai. Nes vat šiandien yra tas pirmas kartas, kai neieškojau jokių alternatyvų, nei bookingų, nei hostelių, nieko. Tiesiog minu, kur kol kas rodo man GPS-as ir aš neatsimenu, ar jau šitą sakiau ar ne. Ir ar kažkur dėjau ar ne šitą pasakymą, bet po didžiausios kliūtės, po didžiausio lietaus visada ateina vat toks vaizdas, kuris reiškia, kad viskas bus gerai. Žinau, kad viskas bus gerai. Reikia tiesiog nebijot, bėgt nuo to blogo, kas yra už tavęs, ir minti priekį. Netgi bijodamas žiūrėt baimė į akis. Ok, kad neverkt, let's come on, minam. Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w transie. Te proste dźwięki mnie kołyszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. Zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Wiem, że wszystko dobrze będzie. Eikit jūs. Ta prasme, Bembiai, blėt, prie fucking pat kelio. Ir svarbiausia, kad, nebaisu, bet labiau gal baisu, kad jos nežinau. Ne, tipo, baisu. Bet kaze. Šiuo metu esu maža miestelėje pavadinimu Skiervenica. Jis yra kažkur 107 kilometrų nuo Częstochowos. Kaip jau minėjau, planas buvo visiškai kitoks, bet dabar laukiu traukinio. Dabar yra beveik, tiksliau lygiai 12. Tai už pusvalandžio turėtų atvažiuoti traukinys. Tada varau iki Częstochowos. Traukiniai planuoju, tikiuosi, kad pavyks bent jau valandą pamiegot. Ir nuo ten 8 kilai iki tokio kempingo nemokamo, kaip suprantu. Jeigu viskas dabar jau pagal planą, tai turėčiau kokią 3 nakties, gal netgi pasistatyti palapinę pavyks.
Šiaip tai norėčiau su miegmaišiu, arba su miegmaišiu tiesiog atsigult, arba hamaką pasikabint, bet šių metų vasariški orai nežada daug gero, tai nežinau, bijau, kad paskęsiu tiesiog paskui. Šiaip visai geras, nuotaika gera, viskas veikia, apart ausinių, gaila. Tikiuosi, kad poryt ar rytoj vakare jau galėsiu jas restartinti ir viskas su jam bus gerai. O svarbiausia, tikiuosi, kad rytoj būsiu Čekijoj, tai bet būtų smagu būti netgi ten, kur noriu būti, o tai yra Ostrava. Tai jeigu ir vėl žiūrit konkrečiai šitą dalį į keltą, tai vadinasi, aš pasiekiau tą tikslą, kurį norėjau. Rankos dreba. Šiaip gal labiau miego noriu, bet norėjau pasakyti, kad vat su šitom linijom geriau nevažinėt. Visiškai jokios pagalbos, tiesiog kuo greičiau stumia duris mažytės, vat šitas duris reikia pratem dviratį. Čia buvo, wow, koks experiences. Aš vietą perki tipo vieną, o sėdi visiškai kitam gale. Ne pats maloniausias jausmas. Tai išlipau, pamačiau, kad bėga mergaitė ir senesnio amžiaus žmogus, tai padėjau jiems įlipti. Wow. Eina savo. Labai trumpai, aš čia Stochovoj, aš susierzinęs, noriu miego, šiek tiek alkanas ir vis tiek laimingas, bet kokiu atveju. Bet dabar noriu greičiau tiesiog nuvaryti iki to kempingo, kur parašyta, kad visai geri ten atsiliepimai. Ir bent jau kažkaip pamiegot, 4 valandas, jau bus geriau, o tada judėsim toliau. Niekada negalvojau, kad nors gyvenime vidury nakties, kelinta čia dabar, beveik 3 jau Lenkijos laikų, tai pas mus 4, pirksiu nečnykę, tiesiog vandens ir sneakersą. Paklausiu, maža ar didelė, aš sakau, aišku, kad didelė. Jo, o čia tai experiences, aišku. Aš dabar jums šitą papasakau, bet, žodžiais to aprašyti neįmanoma. Pilnatis jau mažėja ir miestas tuščias. Labai džiaugiuosi, kad bent jau yra tokie dalykai kaip naktinės parduotuvės, kur galima nusipirkti tiesiog simple vandens. Iki kempingo vietos liko 6 kilo healthai. Reklama. Gal kad nors mane pasponsorins, tai why not, paliksim. Jo, to McDonald'ą. Bet šiaip, jeigu taip nuoširdžiai, kol kas protas, negaliu pasakyti, kad labai miglotas.
Ne, pakankamai viską blaiviai matau, mąstau, suprantu, kas vyksta. Viskas, aišku, labai chaotiškai, bet aš ir nenorėjau planuotis. Suprantu, kad gal kažkam pasirodys, kad ai, čia kvaila, nieko nesiplanuot, bet man tiesiog norėjusi čia ir dabar patirti tą jausmą, kai atsitinka kokie nors ekscesai, kai atsitinka kažkokie neplanuoti dalykai, kai tu nežinai kaip reaguot. Aišku, kol kas viskas kaip ir sąlyginai gerai. Apart tos dienos, kur mane siaubingai sulijo, kur literaliai aš važiavau visą kelią per lietų. Visa kita yra labai viskas puiku, šaunu ir paprasta. Dabar dar važiuodamas galvoju, duok Dieve, kad tik tai viskas būtų gerai su grandinė ir su žvaigždėm virš dangaus. Bet šiaip tai visa kita. Ir svarbiausia, kad sveikata man būtų gera. Kažkaip labai ramu ir faina. Namaste. Na ką, draugai, atvariau iki vietos. Tai yra pirmas mano kartas, kai, aišku, negaliu pavadinti dar kol kas tai wild nakvynė, nes čia yra toks tipo kempingas. Nu, ne kempingas, bet vieta, kur atvaro žmonės, kaip supratau, pasigrilinti, pasigaminti maistą. Tai pakankamai daug žmonių čia, kaip suprantu, vaikšto. Tai pasižiūrėsim, aišku, iš ryto nemanau, kad čia kažkas vaikščios. Mano tikslas bent jau 2-3 valandas pamiegot, pabandyt pamiegot pirmą kartą hamake. Ir žiūrėsim, kas iš to gausias. What's wrong with shit to your body that ain't really going ghost? Well, I'm sorry to worry you on my do's and don'ts, but if I call you out by name,